Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas, susitinkame su jumis verslo tribūnoje. Šiandien svečiuose Vaidotas, labai smagu susitikti Vaidotai. Sveiki. Pristatysiu ir oficialiai Vaidotai, nors esam matęs ir smagu bičiuliškai susitikti. Vaidotas Rūkas yra Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės SB Asset Management vadovas. Ir tema, žinoma, tokia, nežinau, ar galima vadinti vis dar labai karšta naujiena, bet iš tiesų tai yra, vadinkim taip, nauja galimybė mažmeniniams investuotojams. Vaidotai, iš pirmų lūpų, gal pradžiai padarykim tokį, nežinau, įžangą, įvadą, ar gali pristatyti, kas tai yra ir ką tikriausiai visiškai nesenai pristatėt. Taip, Ugniau, ačiū už klausimą ir jeigu labai trumpai, kas tai per galimybę, kad paskui galėtumėm detaliau perbėgti, tai prieš porą savaičių oficialiai paleidome galimybę investuoti į alternatyvių investicijų fondą 3. Kas tai yra, kuo tai išskirtinio arba kuo tai yra aktualu, gali būti aktualu, tai yra, kad mažmeniniam investuotojam alternatyvos investicijos, tokios kaip privatus verslai, privati skola, infrastruktūra ir fizinis turtas, jisai yra sunkiai prieinamas, tai yra kuriami fondai, bet tai yra labiau profesionaliam investuotojam, minimali suma įprastai yra nuo 125 000 ir jau tas mažmeninis investuotojas su mažesniu portfeliu neturėdavo galimybės. Tai mums pavyko tokį fondą sukurti mažmeniniam, tai yra pasiūlyti išskaidytą tarp skirtingų fondų, tarp skirtingų turto klasių, taip sumažinant riziką, kad tai būtų toks išskaidytas portfelis ir tinkama investavimo priemonė. Nors šitą fondą vadinam trečiuoju, akivaizdu, kad pirmas ir antras yra, bet jisai turi vieną esminį skirtumą nuo pirmų dviejų. Tai pirmi du yra uždari 10 metų trukmės fondai. Šis yra atviras, tai yra galimybė reguliariai tiek investuoti, tiek esant poreikiui ir išsiimti lėšas iš fondo. Tai nėra kasdienis likvidumas, tačiau sutikiamas ketvirtinis likvidumas. Tai taip labai trumpai ir baziškai, kas tai yra. Taip, tačiau iš karto palėtė kelis klausimus, kurie kilo beklausant. Taip, bet truputėlį, aš įsivaizduoju, mūsų gali klausytis įvairūs ir profesionalūs investuotojai, ir galbūt bandantis, arba gal tik pradedantis apie tai girdėti ar klausytis. Tai vieną savoką praskleiskim. Mažmeninis investuotojas. Kaip tai nuo kelių pinigų, piniginių vienetų galėtų pradėti dalyvauti šitame fonde. Gal paprašiau pasakyti, kas nėra mažmeninis, tai yra tas žmogus, kuris gali sau leisti į vieną instrumentą investuoti 125 000. Okay. Kas reiškia, kad jeigu norėtum diversifikuoti savo portfelį tarp keletos priemonių, fondų, įmonių, jau reikėtų turėti ten bent 1 milijoną, o gal ir kelis. Tai vadinasi, kas tiek neturi, jau būtų laikomas mažmeninis. Nors ir čia mes turime kartelę, tai yra minimali investavimo suma yra 5 000 eurų, o tie, kurie gali leisti šiek tiek daugiau, tai yra investuoti 30 000, tai jam yra atskira akcijų klasė su mažesniu mokesčiu. Tai kaip ir motyvuoja investuoti daugiau. Sukaupti, turėti ir tada turėti kitas sąlygas, ne? Ok. Įdomu. Irgi klausant tavęs, toks sukirbėjo klausimas, toks viena vertus, kodėl tik dabar, ir taip sakom, lietuviškas fondas, ne? Kas lėmė, kad štai dabar išdrįsot tai pasiūlyti rinkai? Ar drąsos reikėjo, ar galimybių reikėjo, ar gal reguliacija pasikeitė, tokia truputėlį, jeigu galima, ar rinkoje galimybę galų gale matot, ar gal investuotojai raštingesni ir jų masė Lietuvoje auga. Čia toks truputėlį gal užkulisiai, ne, jūsų motyvą arba jūsų sprendimą tai padaryti. Gal šiek tiek gali. Tai visus klausimus atsakymas yra taip. Ok, supratau. Bet jeigu dar šiek tiek plačiau ir toliau, tai mažmeniniam investuotojams skirtų fondų kūrimas ir gamyba Lietuvoje yra stipriai apmiręs.
Ir jeigu profesionaliem, tiem turtingesniem investuotojams jisai pakankamai stipriai būmina ir plečiasi, mažmeniniam pati gamyba ne. Viena iš to priežasčių, arba dvi pagrindinės, ko gero, priežastys yra tai, kad populiarėja tie ETF, indekso fondai ir panašiai, kurie yra oligopolija pasaulyje, nuostabus produktai pasiekiami, bet kūrimas jų yra ten kažkur vakaruose. Antras dalykas, kad Lietuvoje dominuoja Skandinavijos arba tų užsienio šalių bankų grupės, finansų grupės, kurios pačią jau fondų kūrimą, turto valdymo, investicijų valdymo veiklą konsoliduoja ir koncentruoja ne vienoje konkrečioje šalyje, kur yra Lietuva, bet jau irgi ten kažkur. Todėl, kad pati fondų gamyba, kūrimas, valdymas yra aukštos pridėtinės vertės veikla, jai reikia masto. Ir todėl natūraliai konsoliduojama, o konsoliduojama ten, kur yra jau tos grupės kažkur šaknis, arba ten Skandinavija, arba dar ir toliau. Ir taip Lietuvoje pakankamai yra apmirusi šitą rinką, tai yra, kad klientai tarsi gali ir nori investuoti, bet jie tada renkasi arba tuos oligopolinius indekso fondus, arba tada jau Skandinavijos kažkur kurtus fondus. Ir taip mes tie vieni iš nedaugelio, kurie esame ir lietuviško kapitalo, ir turime valdytojų komandą, turime tą ko gero pagrindinę veiklos liniją, tai yra pensijų fondus, kur yra didžiausias sukauptos sumos. Ir ten mūsų stipri investicinė linija yra būtent alternatyvieji privatus fondai. Ten mes investuojame jau ne vienerius metus, apskritai mūsų akcininkas kaip Invalda, jis jau nuo tų 90 kažkelintųjų ir veikia toje privačioje kapitalo rinkoje ir taip evoliucionavo iš pačio akcininko, tai persimetė į pensijų fondų strategiją ir sakom, žiūrėkit, mes turim didžiulių sinergijų, kadangi darom pensijų fonduose alternatyvų fondų atranką. Matome paklausą, matome nišą, kurioje yra visiškai neužpildyta. Mes nekonkuruojame su jokiais kitais, nei Lietuvoje prieinamais fondais, nei pasaulyje, netgi nekonkuruojame su pasaulyje sukurtais fondais, tai pabandykime sukurti. Ir tai yra, tai vertiname kaip didelę inovaciją, nes tam reikėjo ir visokių reguliacinių aspektų susižiūrėti, produktinių sprendimų, tas užtruko, bet pavyko ir štai gimė tas fondas ir dėl to mielai kviečiame dalyvauti jame. Tai nuoširdžiai iš tiesų sveikinu ir tave, ir komandą, ir turbūt vėlgi Lietuvos rinką, kad atsiranda drąsių sprendimų, atsiranda ryžtingų tokių komandų, kurios imasi kurti naujus produktus ir pasiūlyti rinkai. Tai mes rinkos reakciją dar šiek tiek aptarsim, irgi kaip tą žinutę priėmė rinka, bet dar prie kito raktažodžio, tada dar noriu staptelėti, gal irgi, kad įvairiam klausytojų ratui būtų aiškiau, alternatyviosios investicijos. Tokiais dviem aspektais. Ar yra kažkoks galbūt specifinis klientų segmentas, kuris kaip tik to ir dairosi, gal ir jūs lygiai taip pat kurdami fondą galvojat, tai kas yra tas tipinis investuotojas arba investuotoja, reiškia, kas to galėtų norėti. Ir kas po tą savoką patenka. Ne, kad gal truputėlį galėtumėm šitą dar irgi praskleisti ir to pačiu edukuoti būsimą klientą. Tai apskritai turto klasės, kokios egzistuoja pasaulyje, jų nėra daug. Iš principo tai yra, taip sakyčiau, 3+1. Tai yra akcijos arba nuosavybės vertybiniai popieriai, įmonės, tada skolos instrumentai ir priemonės, kad ir kokie tai bebūtų obligacijos indėliai ar netgi platformos ten kokios peer-to-peer. Ir trečioji yra fizinio turto elementai,
mums dažniausiai nekilnojamas turtas, bet tai galima ir plačiau žiūrėti. Kodėl dar sakau +1, tai dar vadinu ne visai investicijom, bet spekuliaciniais instrumentais. Ir turto klasėm, pavyzdžiui, žaliavos, jos kaip po kažkokių palūkanų dividendų neduoda, kaip jau auksą gabaliuką tau nusipirkai, jis kaip čia laikai 10 metų ar 100 metų, jis toks pat. Tik tai gali būti, kad kažkas iš tavęs jį nupirks brangiau arba pigiau. Tai dėl to, taip, šiek tiek nuo šalyje palieku, tai koncentruojamas į tas 3 turto klases. Ir nieko kito pasaulyje nėra, ko negalėtumėm padėti į tas 3 pagrindinės lentynas. Tačiau rūšis, kaip mes galim pasiekti šias 3 skirtingas turto klasės yra, ko gero, tokios 2. Tai vienas yra, kad dalį investicijų mes galim pasiekti viešai. Tai yra akcijų biržos, obligacijų biržos, net ir nekilnojamo turto arba fizinio turto, jeigu tai yra per įmonę, tai irgi galima būtų biržoje ir viskas yra su juo gerai, bet ne visos pasaulio investicijos yra viešos ir viešai prieinamos. Ko gero net didesnė dalis, ypač jeigu, pavyzdžiui, apie Baltijos šalis kalbėtumėm ar Lietuvą, netgi įmonių skaičius, kuris yra biržoje, yra gerokai mažesnis, kurių nėra. Bet tai nereiškia, kad tai neverta tenai būti, tai yra, kad verta tenai siekti. Ir todėl kuriami alternatyvieji fondai, kurie ir koncentruojasi į privatų turtą, būtent privačias įmonės, privačią skolą arba fizinis turtą. Tai ir tie instrumentai ir vadinami alternatyvieji į privatų turtą orientuojami. Tai čia yra tai, į ką yra investuojama. Dabar jau pereinant prie antrosios klausimo dalies, o tai kam gali būti įdomu? Tai sakyčiau, ko gero visiems investuojantėm, bet natūraliai šiek tiek jau turintėm investavimo kažkokį tai portfeliuką, kažką jau galbūt pabandžius, susipažinus šiek tiek su viešosiomis rinkomis ir norint užgriebti visą investavimo tą spektrą, tai yra šalia viešųjų rinkų, turėti šiek tiek ir privačiųjų rinkų. Kodėl tai verta daryti? Tai atsakymas todėl, kad tai yra rizikos grąžos santykis, tokio portfelio, kuris pasirenka tiek viešų, tiek privatą turtą, jeigu yra galimybių, jis yra geresnis. Dėl to ir mes pensijų fondus investuojam, ir tai nėra kažkoks čia mūsų išmislas, kad čia mes patys taip susigalvojam, taip daro užsienio pasaulio, užsienio pensijų valdytojai, apskritai family office'ai, tai yra tie, kurie milijardieriai jau pinigus valdo, tai tos proporcijos jos keliauja tarp viešo tradicinio turto ir to privataus, nes privatus turtas turi savo privalumų. Ir vieną ryškų trūkumą, tai yra likvidumą, arba jo ribotą likvidumą, už ką žmonės arba investuotojai pageidavo gauti didesnę grąžą. Tai jeigu yra galimybė atsisakyti šiek tiek likvidumo, tai tu esi apdovanojamas kažkokią papildomą grąžos dalelę. Minėjai pristatėt prieš 2 savaitės maždaug. Ar jau yra toks pojūtis, kaip reaguoja investuotojų bendruomenė, investuotojų visa ta ekosistema, dar klausosi, dar laukia, ar jau yra pirmųjų galbūt kažkokių drąsių žingsnių. Toks, gal norisi paklausti, ar lauktas produktas, nes taip iš tiesų išeiti į rinką tikrai naujovė, tikrai inovacija, tikrai smagu turėti, kaip čia, lietuviškų šaknų produktą, ne? Ir jau turi jausmą. Turiu, jisai gal net yra šiek tiek senesnis, nes pirmąjį fondą alternatyvų esame jau paleidę čia beveik jau 1 metų. Tai tada tai buvo toks jau tikras įžengimas pirmasis į šitą segmentą ir buvo įdomu, kad kadangi apie tai paskelbėm viešai per biržą, per akcininko liniją, tai buvo tokių investuotojų, kurie patys ar elektroniniu paštu ar telefonu pasiskambino ir sako, aš suprantu, ką jūs čia darote ir ką čia ketina daryti, aš norėčiau dalyvauti. Tai buvo ir tokių, ir tai labai nudžiugino, kad nereikėjo kažko labai pasakoti. Tačiau dažniausia, ko gero, priežastis, kuri priversdavo neinvestuoti arba investuoti mažesnę sumą, tai yra tas uždarumas ir pinigų užrakinimas 10 metų. Tai 1-2 fondo. Ir sako, jeigu turėtumėt bent kažkokią elementą likvidumo, jeigu ką,
tai sako, na, galėčiau investuoti, arba galėčiau, na, daugiau, didesnę sumą investuoti. Ir taip, na, pasijautė tas poreikis turėti, na, tokį atviresnį fondą su galimybė papildomai investuoti arba išsipirkti. Tai jaučiam tą pozityvumą. Kaip reaguoja dar, na, nežinau, profesionalai kiti arba kiti rinkos dalyviai. Tai, na, buvo tokių istorijų, irgi pasidalinau, pavyzdžiui, na, savo LinkedIno profilyje, tai užvirė gana karšta diskusija, o tai kodėl grąža tik tai, kodėl tikėtina grąža, sakote, tik 8. Na, supras, kad mažai iš alternatyvių privačių rinkų. Ir klausimas šiaip yra taiklus, kad iš tiesų, jeigu visiškai tokios jau privačios alternatyvios rinkos, jos įprastai ir paprastai uždirba, gali uždirbti daugiau. Ir ko gero, va tose pirmose fonduose gal ir uždirbsime, bet tenai, kur yra visiškai užrakinti pinigai. Šiuo atveju mes turėsime šiek tiek palaikyti tą likvidumo rankovę, iš anglų kalbos tiesmukiškai verčiant, taigi ne visos investicijos keliaus tik į privačias rinkas, ne tik į pačias aštriausias, kurios įprastai jau ten mediana ar kažkas yra, tarkim, 15% iš privataus kapitalo privačių įmonių akcijų, kas 15 yra komunikuoti ir ganėtinai rinkos standartas. Taigi, ne visas tenai keliaus, dalis keliaus į kreditą, kas jau nebe 15%, šiek tiek mažiau. Dalis yra likvidumui palaikyti, kad, pavyzdžiui, viešųjų obligacijų, tai vėlgi jų šiek tiek procentas yra mažesnis, tai taip ir nukeliavom, dar užsideda valdymo mokestis, kažkokie valdymo kaštai ir taip mes nukeliavome iki tų 8. Ir toks prielaidos yra logiškos, normalios ir jomis galima vadovautis. Ar gali būti daugiau? Aišku, gali būti daugiau. Mes ir darysim viską, kad tai būtų. Bet objektyviai, tie 8 indikuojami procentai metinių yra pasiekiama, bet tai yra jau su ta šiek tiek pamažinta rizika, ne vien tik tai jau tų privačių tikrųjų alternatyvų. Tu kaip tik pradėjai pasakoti apie tą, reiškia, tą fondo, čia pavadinti, dizainą. Tai reiškia, kiek ir ko ir panašiai. Aišku, tie, kas neskaitė arba tie, kas dar neanalizavo šito fondo, ar galėtum pasakyti, ten, nežinau, yra madingų dalykų, yra ten, kripto, tai čia dabar vis tiek, vis dar ant bangos ir vis dar kažkaip tikimasi iš ten tokių, nežinau, loterijos bilietų, ir su tuo susijusių tada labai didelių gražų, ar ten, nežinau, gal kokie greitai augančios įmonės, startuoliai kokie nors dar kažkas. Ar turit, vis tiek yra jūsų strategija, yra jūsų tam tikri principai, kaip jūs tą fondą projektuojate. Gal čia irgi galima tuo pačiu, pradėjai minėti, kažkiek tai kredito, produktas, kažkiek tai kiti. Gal truputėlį dar plačiau šitą dalį pakomentuo, gal ir tai tada nuramins, arba atsakys į klausimus. O gal yra kažkas, ko tikrai nebus šitame fonde, pavyzdžiui? Tai tikrai nebus kripto, bent jau neplanuojam, nes čia yra tas +1 turto klasė, kur yra spekulacija, kadangi dar nežinau priemonių, kad kriptovaliutos, nežinau, duotų dividendų arba palūkanų, tai laikykimės dar spekulaciją ir kol kas tenai neinvestuosime. Bet šiaip fondą projektuojame iš tokių 3 pagrindinių blokų. Tai yra pirmasis ir ko gero didžiausias pagrindinis blokas, daugiau nei pusė fondo keliautų į kitų valdytojų dalinio likvidumo alternatyviosios privačiuosius fondus. Tarp tokių, kurios esame viešai įvardyję ir neslepiame, tai yra vienas yra Švedijos EQT. Tai jo, pavyzdžiui, portfelyje yra lietuviam puikiai žinomas, pavyzdžiui, kompanija Vinted. Tai va čia jau tas startuolio elementas.
Ir tikrai, tai nėra vienintelė, bet šita kompanija Švedijos, jinai veikia, nežinau, kelis dešimtmečius, įkurta Valenbergų šeimos, tai kartu su jais investuoti, ko gero, nėra pats blogiausias variantas. Ir kaip tik jie yra linkę labiau tokias technologinės kompanijas arba jų stiprybė būtent yra technologijos, o tie galbūt startuolių tikrai nepavadinkime, bet jau tos tikrosios augimo bendrovės, kaip tas pats Vintedas. Kitas segmentas yra sveikatos apsauga. Tai yra, sakykime, taip, amžino augimo arba užtikrinto augimo kompanijos, ten žmonėms senėjant, apskritai keičiantis tai krypčiai, kad norim ir sveikiau gyventi ir panašiai. Tai du segmentai, tai EQT Švedijos ir kitas yra būtent tų privačių alternatyviųjų su likvidumu pradininkai, tai yra šveicarai, General Partners. Tai vėlgi jie jau kelis dešimtmečius veikia, turi ko gero virš 100 milijardų valdomą turto, tai čia daugiau negu Lietuvos BVP ar ten Baltijos šalių tokio dydžio BVP. Tai ir tenai ketiname investuoti, tai jie jau šiek tiek plačiau investuoja, ne tik tai tas jau startuoja, tos augimo bendrovės, bet išskaido plačiau, kad būtent ten gali ir fizinio jau turto atsirasti, tai tokio stabilumo suteikia ir panašiai. Tai ko gero čia yra didžioji turto dalis, tai tiem galbūt kas nuogastauja, ar čia, nežinau, norėčiau paskaidyti savo investicijas ten ne tik Lietuvoje, tai būtent čia ir keliauja jau į pasaulį. Tada antroji linija, tai ketiname investuoti dalį turto jau tos tikrosius privataus kapitalo fondus, jau tos labai uždarus, tikras uždarus, todėl didžiosios turto dalies negalim dėti dėl likvidumo, bet dalį jo gali. Tai ten jau ketinam, kaip čia bent jau mūsų tikėtina arba siektina grąža jau yra tie 15 procentų metinių, tai kas gali atsirasti, tai mūsų buvusio akcininko, dabar Šiaulių banko akcininko, tas pats antrasis Invaldos valdomas Baltic Sea Growth Fund. Tai kodėl mes svarstam arba kodėl tai būtų logiška, tai kadangi pensijų fonduose esame investavę į, ko gero, kelias dešimtis alternatyviųjų fondų, alternatyviųjų produktų, tai būtent Invaldos, Janvel Asset Management valdomas fondas turi didžiausią arba top 2 grąžą, taigi jisai konkurencingas savo grąža pasauliniu mastu ir tikrai esame patenkinti ir manom, kad tai yra verta, kad tai atsirastų. Bet tai tikrai nebus tai vienintelis, bet žiūrime ir JAV valdytojus, kur galime padėti lėšas už tą gerokai didesnę grąžą. Ir tada trečiasis blokas, tai yra toks jau likvidumo valdymui, tai yra jau skolos instrumentai. Tai gali būti tiek vieši instrumentai, tiek ir privati skola, kuri irgi turi dalinio likvidumo. Tai jau šita fondo dalis, jinai jau tikėtina bus tas mažesnės stabilizuojančios grąžos, tačiau ką tai reiškia pačiam fondui, tai reiškia, kad miegot ramiau galima, nes fondo svyravimai būtent dėl šito balansuojančio elementų jie gali būti mažesni. Bet ten gali atsirasti ir aštrių instrumentų, pavyzdžiui, kaip tik prieš kelis mėnesius atsirado obligacijos Air Baltico, irgi visiems žinomos. Jie kaip įmonė, sakyčiau, taip labai susimovė su obligacijų platinimu investuotojų naudai, tai yra pasiūlę labai dosnes dviženklės palūkanas. Aišku, ir rizika to Air Baltico egzistuoja. Tai, pavyzdžiui, tai gali atsirasti, nesakau, kad toks instrumentas bus, bet net ir viešosios, viešai prieinamos obligacijos, jos kartais duoda dviženklę grąžą ir kažkokia dalelė visai gali ir nukeliauti. Supratau. Dar toks vienas žvilgsnis į užkulisius. Labai, labai smalsu, turint galimybę su tavim tiesiogiai apie tai kalbėtis. O kas tau kelia didžiausią rūpestį? Kaip valdytojui, kaip žmogui valdančiam tokius darinius, netgi kuriančiam tokius darinius. Kitaip sakant, vis tiek, investuotojas irgi galvoja, gerai, suprantu dizainą, suprantu grąžas, suprantu
reiškia, tą gražos argumentaciją. Ne, aš ją girdžiu. Taip, yra didesnių gražų elementai, yra balansavimui, reiškia, rizika lygų, reiškia, rizikos dydis lygų, ne, ten kažkokios tai gražus. Apie ką labiausiai nerimauja, nežinau, Vaidotas eidamas miegoti ir atsikeldamas ryte kiekvieną dieną, ten pažiūrėdamas, atmetant force majeurus, ne, aš sutinku, ten kokias nors labai, nežinau, tokias, labai apokaliptinės kažkokias prognozes. Tokį fondą valdant, Vaidotai, kur tavo dėmesys labiausiai? Ko gero į tą vietą, kuri yra inovacija. Ir inovacija šito vietoje yra mažmeniniam žmogui suteikti privatų turtą, dalinai privatų turtą ir užtikrinti jam likvidumą. Tai šita grandinė, ko gero, yra rizikingiausia, jinai mažiausiai išbandyta. Ir čia kreipiame didžiausią dėmesį. Tai žiūrime tos partnerių fondus, tai EQT, General Partners, tai yra kaip jie užtikrintų likvidumą, kad mes galėtume išpirkti ir susižiūrėti. Tačiau jų turto pobūdis, jų visa istorija investavimo daugiausiai vertės, sakykime, taip susikurdavo būtent neramiais laikais, arba tada, kai rinkos nekildavo, arba kai krisdavo. Tai tie valdytojai būtent prarasdavo mažiau, arba net ir neprarasdavo, o tada, kai būdavo tokie, sakykime, taip tiesiog ant nulio periodai, tai jų investicijos jos toliau generuodavo vertę. Kaip čia tokie augimo, pavyzdžiui, bendrovės, jos tiesiog tam ir sukurtas, kad jos augtų ir sukurtų tą didesnę vertę. Tai čia aš kaip ir ramesnis esu tais tokiais apokaliptiniais kažkokiais scenarijais, kad lyg ir turėtų būti geriau, bet likvidumo užtikrinimas yra tai, kas man skauda galvą. Ir antrasis yra, kaip ne tik tai žadėti, bet ir duoti tas, suteikti tas bent 8% investicinę grąžą, nes vis tik aš turiu pasitikėti tais partnerių investuojamais atrenkamais fondais, kad jau jie nebesusimaus, kad jie užtikrins ir kad jie ir šiemet užtikrins ir kitais metais, o ne, pavyzdžiui, sakys, kad atidedam tą grąžos dydį, nežinau, sekantiem metam. Be abejo. Ir tada tas kažkiek tai žmogus gali pralaukti ir sulaukti ir sakyti, kad per 3 metus, 3x8, nežinau, 400 grąžinsiu, bet jeigu tas išsidėstymas jisai bus tik tai 3 metų pabaigoje, tai jau investuotojas gali labiau nervintis, negu kad kapsėtų ten po porą procentų per ketvirtį. Taip, čia labai svarbi, aišku, aš nieko naujo nepasakysiu, bet svarbi reputacija. Tai reiškia, tas pažado tesėjimas arba argumentacija, tas aiškumas, ką darom, kas vyksta, kokia situacija ar panašiai. Ir, yra tas, gerai, gal čia nesinori labai skalbtis, bet, yra šiek tiek kartais tokio skepticizmo, žinai, kai sakom, lietuviškas fondas, arba tas lietuviškų šaknų. Ir tada tas toks kažkoks prilimpa tokia abejonė, tokia, tai gal čia ne viską padarys labai gerai, žinai, bet aš girdžiu labai daug noro, reiškia, atsirinkti gerus partnerius, tos vadinkime reputable, aukštos reputacijos. Aš girdžiu labai daug noro, tuo pačiu ir gal čia įdedu savo žodžius šiek tiek į lūpas, bet mokytis, tai reiškia užauginti ir patirtį, kad ateityje galima būtų daug drąsesnius dalykus dar labiau daryti. Ir įdomu, ar tas žinutės jau perskaitė ir priima investuotojų bendruomenė, ar, taip, gal tiesiai šviesiai paklausiu, tai jau turit pirmųjų kontraktų ir auga portfelis? Tai žinoma, kad yra ir kad jisai auga, tai vien tai, kad sėkmingai pasileidome pirmosius du fondus, jau yra įdirbis, tai šitas, ko gero, instrumentas ir produktas yra dar šiek tiek
vien arba patogesnis instrumentas, nes jisai tą likvidumo elementą turi ir visą laiką gali sakyti, kad jeigu jau nepavyks, tai kaip čia, jeigu ką, pabėgsiu arba jeigu bus labai gerai, tai ir papildomai įdėsiu. Tai šitoje vietoje jaučiuosi pakankamai užtikrintas. Ar tas, nežinau, skepsis ar kas, irgi, nėra čia ir raketų mokslas, pavadinkime taip, kažko, čia nekuriam raketos, tai vis tik tai yra instrumentas, kuris nukreipia lėšas į partnerių, atrinktų partnerių fondus. Tai čia ir mes, mūsų indėlis yra, kad parinktumėm tos geruosius arba geriausius partnerius ir jiem deleguojam tada jau tą sprendimą. Tai tie žmonės, kurie supranta ir įvertina EQT, galbūt, tai nėra viešai labai žinoma, kaip nežinau, Warrenas Buffettas, tai tokio nėra, bet jeigu paguglintų žmogus, tai jisai suprastų, 30 metų veikia, ten ar keliasdešimt metų tie patys šveicarai, tai kaip čia, gal stebuklo gal nebus, bet bus neblogai. Ir tai jau yra tinkama investavimo priemonė pradėti ir įdėti. Ruošdamasis mūsų pokalbį galvojau irgi iš tokio, sakykime taip, neprofesionalaus investuotojo perspektyvos ir galvoju, kadangi tas vartotojo patyrimas yra mano ir profesinis interesas, galvoju, ar patogu vartoti? Klausimas, kuris atėjo į galvą. Tai reiškia, čia lygiai taip pat gal ir klausytojams mūsų ir žiūrovams įdomu. Tai pavyzdžiui, niekada neturėjau fondų ar investicijų su, reiškia, jūsų įmonė ir galvoju, ar bus ten patogu. Gali truputėlį pasidalinti, kaip paprasta investuoti į būtent šitą alternatyvių investicijų fondą 3. Kadangi vienas pirmųjų fondo klientų tapau pats aš asmeniškai kaip žmogus, tai praėjau aš tą vartotojo kelionę. Tai mano kelionė buvo labai nesudėtinga. Iš tos pusės, kad aš turėjau Šiaulių banke vertybinių popierių sąskaitą ir tai jau, kaip čia esu jau onboardintas angliškai kalbant, arba jau jau turiu visus savo duomenis ir man šitos dalies nereikėjo. Tai man vienintelė dalis, kuri buvo likusi, jau pačio fondo jau įgyjimas ir jisai šiaip tai neatrodė sudėtingai, visą tai įvyko konsultacija, aš išklausiau ir konsultacijos arba to pristatymą, nes šito fondo mes kaip negalim rekomenduoti arba sakyti, kad čia jau tu pirk ar panašiai. Mes labiau pristatome galimybę ir pats žmogus turi suprasti pagal atskleistą medžiagą, ar tai yra jam tinkama. Tai aš išklausiau per Teamsus, tai patogu šitoje vietoje tą kelionę. Paskui užsipildžiau tas keletą anketų, keletą paraiškų, visą tai vyko dokobito ar elektroniniu būdu. Ir viskas, tai kaip ir mano ta patirtis pakankama, jeigu tas, kuris neturi tos Šiaulių banko vertybinių popierių sąskaitos, tai jam tas prisidėtų vienas žingsnelis, bet kiek suprantu, tai irgi internetu tą galima pasidaryti. Tai žingsnis po žingsnio ir galima tapti. Bet net tai nėra tas toksai, kur vieno mygtuko paspaudimu aš tai galiu padaryti. Tai nėra tas instrumentas, kur čia mes galim, sakykime, tai per vieną sekundę. Ir tai iš tos pusės nei ketiname taip pasakoti, nei taip bus. Taip, tai čia tos nėra toks spontaninis emocinis investavimas, tai tas irgi tam tikrą dalį galbūt segmento, arba tokių sėkmės medžiotojų galbūt, ar kaip sakė, reiškia, tokios spekulacijos tikslų čia neturėtų būti. Bet gal tai kaip tik tokio pobūdžio žmonėm yra labai gerai, nes jie dalį savo portfelio spekuliuoja karštai, o čia tas būtų jau lėto investavimo elementas ir būtent iš portfelio konteksto, tai kaip tik ir būtų visai logiška. Jeigu klausimas, kaip sakyti, jeigu klausimas naivus arba ne į temą, tai labai nesijuok, bet turi svajonę dėl fondo dydžio, ambiciją tam tikrą, kiek, nežinau, pavadinkim ten, per kokius porą metų, kokio dydžio čia norėtum sukaupti
valdymui kapitalo? Turiu planą, kuris kažkiek atsiremia į tos pirmosius fondus. Pirmieji fondai uždarė, jie startavo su 5-6 milijonų euro dydžiu. Pritraukdami klientų skaičius buvo į kiekvieną ten virš 5-600 ir maždaug po 10 000 tas vidutinis buvo investicijų suma. Tai jeigu išlaikant panašų dydį investavimo, kas turbūt ir logiška būtų, tai šitoje vietoje jau aš norėčiau arba tikėčiausi ne 500-600, o labiau ko gero 5-6 tūkstančių žmonių, galbūt su laiku tai galėtų būti virsti į 10 000 klientų. Ir tai nuo 5-6 milijonų per keletą metų aš norėčiau tikėti, kad tai virstų labiau kelių 10 milijonų fondų, galbūt kažkada tai ir 100. Tai tokia ambicija aš tokia turiu. Fainai. O kaip rinka sutiks, matysim. Man asmeniškai tai visada rūpi, ypač kai kalbam apie kokį nors, produktą, paslaugą, visada paklausti, ar pats vartoji, ar pats, produkto ar paslaugos tiekėjas vartoja. Tai čia irgi atsakėjau šitą klausimą, esi pirmasis klientas, jo labiau turi didelę ambiciją, tai visai geras nusiteikimas ir visai promising, ta tokia minkštoji aplinka viso šito. O be jokios abejonės, matyt, rinkos reakciją matysim ir netrukus, ir eigoje, ir aišku, vasara tikriausiai visada toks gal ramesnis metas, ar investuotojai neatostogauja. Kad ramesnis tai tikrai. Antra vertus, kadangi aš taip nesu jau ekspertas tos komunikacijos, reklamos ir rinkodaros, bet taip kaip vartotojas, sakyčiau, ar nėra, kad visi susikoncentruoja į tą, rudens sezoną, kalėdas, kažkiek tai pavasarį suspėti čia prieš atostogas ir tada vasara apskritai yra tyku. Tai jeigu ką nors apie ką nors šneka vasarą, tai šiaip yra galbūt didesnis šansas būti išgirstam, net jeigu kas kur atostogauja. Tai nieko tokio, grįžk iš atostogų ir galės pasidomėti. Taip. Tikrai taip. Tai matau, kad laikas bėga labai greitai, labai smalsu. Man tai labai ačiū, man tai labai įdomu. Aš taip irgi laikau save pirmuosius žingsnius, šito veikloj bežengiančių. Jeigu reziumuotumėm, kokie, tokie, tavo paties fondų ir produktų šitų matai begalę. Tai yra tavo kasdieninis darbas ir aš tikrai žinau, kaip tu tai mėgsti ir kaip aistringai tą darbą dirbi. 3 bullet pointai. Kodėl šitas fondas ir kodėl dabar? Šitas fondas yra tinkamas praplėsti savo investicinį portfelį instrumentu, kurio mažmeninis investuotojas negali. Taip. Tokiu būdu jisai galėtų pasiekti arba didesnę grąžą, arba mažesnę riziką, o gal net ir kartu. Kodėl dabar? Žiūrint į viešasias rinkas, jos yra pakankamai aukštai ir nesakau, kad čia jau nuo dabar pradės kristi ir tikiuosi, kad čia kažkoks nuosaikus augimas jisai ir toliau tęsis su pabangavimais, bet tai tikrai nėra pats blogiausias metas praplėsti instrumentų ir rinkų prizmę. Ir gal jau ketvirtasis, tas bullet pointas, nes tai yra vis tiek investavimas ir alternatyvų žaidimas. O tai ką aš galiu daryti? Tai viena alternatyva yra mažinti viešųjų akcijų rinkų, kažkokį tai portfeliuką, antras yra ko gero gal obligacijos arba tos, kur ir irgi tokios privačios ir didesnę palūkaną duodančios. Tai viskas su jom gerai. Dabar irgi yra nurimusios ir normalizavusios obligacijų palūkanų dydžiai, palyginus su to, kas buvo prieš metus 2. Bet vėlgi viskas sudėti į vieną rizikingas obligacijas, su labai didelė palūkana ir ko gero dar regione, irgi nėra portfelio kontekste geras sprendimas. Tai čia
kaip čia praplėsti vėlgi instrumentą, geografiją, yra geras būdas. Visai racionalu. O jo labiau, kai tikriausiai, jo čia aš nieko irgi naujo nepasakysiu, kai matom, kad lietuviai tikrai yra sukaupę pakankamai tokių neįdarbintų lėšų, investicijose neįdarbintų lėšų. Ir čia lygiai taip pat rinkos ir potencialo yra labai daug, ne? Na, mes paskutinius 20 metų apie tai kalbam. Taip. bet tikrai gerėja, tikrai žmonių interesas investuoti auga. Ir ne tik interesas, bet tai ir pinigais matome. Tai labai gerai. Man atrodo, kad tiek, kiek aš matau irgi šitą šiek tiek besikeičiantį paveikslą, tai atsiranda tokių ir edukacinių projektų, edukacinių galimybių vis labiau išbandyti, vis labiau pasipratinti, o ką tai reiškia, stebėti, mokytis. Tai man atrodo, čia toks labai, kaip čia, susiję indai. Nebuvo produktų, tai nebuvo galimybės mokytis, investuoti ir patirti, kas tai yra. Ne? Kai randasi produktų, aš tikiu, kad tikrai rasis klientų ir Vaidotai, įrašas, kaip ten sako, ne žvirblis, pasakėm, užfiksuokim 100 milijonų, tegu bus šitas toks, kažkada, nesakom per kiek laiko, bet tokia smagi ambicija, truputėlį kelianti, kaip ten sako, šiurpuliukus, bet tokius pozityvius, kad būtų geros energijos ir drivo juos pasiekti. Tai būtinai. Super. Bandysim. Vaidotai, ačiū tau už laiką, ačiū už tokį gyvą, betarpišką ir iš pirmų lūpų pristatymą. O žiūrovams, klausantiems mūsų, priminsiu, kad su mumis šiandien Vaidotas Rūkas, Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės SB Asset Management vadovas. Ir šiandien mes pasišnekėm apie SB alternatyviųjų investicijų fondą numeris 3. Tai irgi rodo jau patirties tam tikrą stažą. Ir tai jokių būdų ne finansinė rekomendacija, tai yra šviečiamoji informacinis pokalbis. Išbandykit, paskaitykit, pasidomėkit, o aš tikrai žinau, Vaidotas mielai komentuoja, mielai atsako, mielai reaguoja, tai klauskit ir tegu tai bus galbūt kai kam ir pirmieji žingsniai. Suprantu, kad tai jau yra profesionalesniems šiek tiek galbūt investuotojams, bet nuo kažko viskas prasideda. Ačiū tau labai už laiką, aš Ugnius Savickas, susitikime kitose Verslo tribūnos pokalbėse.